Pagerbti ir pasveikinti geriausius mūsų krašto ūkininkus atvyko savivaldybės vadovai, administracijos skyrių vedėjai ir specialistai, Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų atstovai, kiti svečiai. Visur girdime, kad šių metų derlius buvo ne tik Leipalingio krašto, kurių žemės nepasižymi gerų derlingumų, tai būtent tokia vasara turbūt kaip tik metai buvo palankus ir mūsų krašto žemdirbiams. Šitie metai buvo labai geri, derlingi metai. Ir labai tarp visų ūkininkų toks geranoriškumas buvo. Šiandien vienas ūkininkas mūsų, Antanas Vailionis, yra Briusely, kuris kovoja, kaip mes gyvensim 14-20 metais, nes mūsų išmokos Baltijos šalių visų trijų yra prasčiausios. Kaip seksis, nežinau, bet mes jį palydėjom ir susitiksim vėl, džiaugsmingai susitiksim. Renginyje, kaip ir kasmet, buvo pasveikinti darbščiausi ir gražiausiai besitvarkantys Druskininkų krašto ūkininkai. Savivaldybės konkurso Metų ūkis 2012 nugalėtojai. Noriu paminėti Nevulius, kurie pirmą vietą buvo laimėję 2004 metais. Dabar padaugino labai technikos parką ir dabar mes jiems skyrėm pirmą vietą. Antrą vietą ekologinis ūkininkavimas yra pas mus. Irgi reiškia Sikorskai. Jie reiškia ir augalininkystė, ir gyvulininkystė pas juos yra ekologinis. Tai pas mus nėra tokio ūkio. Ir trečias yra Krisius, kuris dar tik 2 metai yra įsikūręs ūkį, bet tiesiog įdomu labai pažiūrėti. Ir naujas namelis pastatyta, 21 žalas galvijas, žindenės. Kad toks jaunas ir taip užsispyręs ūkininkautų mūsų nederlingose žemėse. Žinoma, Baržiūnų žemė ten derlinga. Geriausius ūkininkus apdovanojo ir padėkas jiems įteikė meras Ričardas Malinauskas. Kadangi jau Druskininkų savivaldybė 12 metų, o savivaldybė tai reiškia, kad mes be Druskininkų miesto kaip kurorto turime dar 2 kaimiškasias seniūnijas, kaimiškasias vietovės, kuriuose gal nėra tiek daug ūkininkų kaip kituose regionuose Lietuvos, kur daug turtingų žemių ir didelės teritorijos, bet mes turime taip pat labai šaunių, mielų ūkininkų, su kuriais kiekvieną rudenį susitinkame tokiame renginyje, kuriame pasidaliname įspūdžiais, mintimis. Mes galbūt daugiau apie pačio miesto gyvenimą, ūkininkai apie savo kasdienybę, problemas, reikalus ir būna labai malonios ir smagios vakaronės. Ar dažnai naudojatės būtent ūkininkų išaugintą produkciją? Ar esate vienas iš tų, kurie vertina ekologiškus produktus? Ekologiškus produktus be abejo mes kiekvienas vertiname ir kai kada tos pasiūlos netgi asortimento galėtų būti daugiau, o jeigu dar su servisu pristatymu į namus, aišku apmokant, tai mielai naudočiausi ir dar žymiai daugiau. Ar planuojama Druskininkuose atidaryti, įkurti kokį nors ūkininkų turgelį, kurie galėtų realizuoti savo produkciją? Druskininkuose turgus yra ir ten ir ūkininkai, kiek aš žinau, ir mūsų prekiauja, o toks projektas, galbūt vieta specialiai tam skirta, yra numatyta Leipalingyje, pačiame centre, bažnyčios aikštė, jeigu taip galima būtų sakyti, įrengti būtent aikštę, kuri bus tiek šventėm, tiek ūkininkų turgam pritaikyta, jau projektas yra padarytas ir vykdomi darbai. Savivaldybės meras Leipalingio krašto ūkininkus pakvietė nemokamai pasimėgauti vandens pramogomis Druskininkų vandens parke. Ūkininkai, dėkodami savivaldybės vadovams už paramą ir nuoširdžią pagalbą, juos apdovanojo originaliomis dovanomis. Kaip ir kasmet, svečių stebino gausus vaišių stalas, tradiciniai ūkininkų patiekalai bei pakili šventės nuotaika. Žemdirbiai dar kartą prisiminė nudirbtus metų darbus ir pasidžiaugė pasiekimais. Šventės dalyvius džiugino muzikos garsai.